Labadiena Ecolor nariai. Šiandieną mes su After Effects ir dabar pakalbėsiu truputį apie sluoksnius, tai yra layers. Dabar paaiškinsiu, kaip reikia dirbti su sluoksniais, kaip jie veikia, kaip išskirti jiems efektus, kaip matyti jų parametrus. Na kągi, įsimportuojame savo kompoziciją. Čia tokį intro sukurta. Įdedame į savo kompoziciją čia arba iš karto metame į composition langą. Ir gauname mūsų kompoziciją. Atsidarė mūsų kompozicijos langas. Čia mūsų yra sluoksnis. Jeigu norime, kad mums kompiuteris nestriginėtų, tai galime pasirinkti jo kokybę į quarter. Tai grafikas mums 4 kartus pablogės, bet užtat atkūrimo laikas bus geresnis. Dabar mes turime čia sluoksnį, kuris susideda iš 18 sekundžių. Ir mes tam sluoksniui galime priskirti efektus. Pavyzdžiui, norime priskirti efektą, spaudžiame Effects, Blur and Sharpen ir tarkim Box Blur. Įjungiame blurnes apie 10 ir mūsų kompozicija išblūra. Bet aišku, mes galime ją vykdyti sluoksniuose. Paspaudžiame ant mūsų sluoksnio, spaudžiame šią varnelę, įsiskleidžia Effects. Spaudžiame ant Effects ir matome čia mūsų efektų lentelę. Pavyzdžiui, mes norime, kad mūsų sluoksnyje iš pradžių būtų viskas išblukę, tai būtų padarom ant 0. Ir tarkim, norim, kad mūsų kompozicija nuo 4 sekundžių paliktų išblukusi ir po to vėl atgal tas išblukimas grįžtų atgal į pradinę veiklą, pavyzdžiui, ant 0. Taigi uždedam ant mūsų laikroduko vieną freimą ir mes matome, kad mūsų freimas čia užsidėjo. Dabar praslenkame slankjuostę keletą sekundžių, padarome 10. Ir štai mūsų keyframe'as vėl užsidėjo, praslenkame slankjuostę dar keletą sekundžių ir padarome 0. Ir dabar žiūrime. Mūsų užrašas judėjo iki pat 4 sekundžių ir nuo 4 sekundžių iki 6 sekundžių jis pradėjo mums blurintis. Po to nuo 6 sekundžių iki 6,5 jis vėl pradėjo atsistatyti ir vėl pradėjo, tarkim, vėl išbluro. Ir vėl sugrįžo tie patys parametrai. Ir galime visą tai pažiūrėti. Štai mums išblūra. Ir vėl grįžta į tą pačią poziciją. Taip galime imituoti mūsų kompozicijos objektyvo fokusavimą. Pavyzdžiui, mes fokusuojame tik tais aplinką, tai mums visas užrašas jisai išblūra, o jeigu mes priartiname vien tik tais tą užrašą, tai mūsų aplinka išblūra. Aišku, galime mes šiuos efektus trinti, spaudžiame Delete ir visi efektai mums dingsta. Jeigu pasimetate, spaudžiame Project arba Effects ir mūsų efektų lentelėje galime daryti lygiai tą patį, bet freimai mūsų nesimatys. Aišku, turime mes pasirinkti varnelę ir užeiti ant Effects. Jeigu yra 2 sluoksniai, spaudžiame Ctrl D ir iš karto atsiranda mūsų 2 sluoksniai. Tai jeigu yra 2 sluoksniai, mes juos galime komponuoti. Pavyzdžiui, mūsų sluoksnis yra štai šis ir jis trunka 18 sekundžių. Bet mes galime jį paslinkti slankjuostę iki 4 sekundžių ir mums dabar gros būtent tą sluoksnį, kurį esame pasirinkę. Tai dabar gros ir nuo 4 sekundžių mums prasidės antras sluoksnis. Pavadinkime jį antrų sluoksniu. Ir štai matome, kadras peršoka ir mums vėl per naujo rodo. Tai galime manyti, kad dirbant su sluoksniais lygiai taip pat, kaip ir per Photoshop ar dar kokią programą, tik tais sluoksniai juda vienas po kito.
kaip reikia kirpti sluoksnį. Tarkim, mes norime iškirpti būtent 8 ir tarp 8 ir 10 sekundžių sluoksnį, tai spaudžiame Ctrl, Shift ir D. Mūsų sluoksnis perkirptas ir galime pavažiuoti su slankjuoste ir paspausti vėl Ctrl, Shift, D. Aišku, ištriname tas nereikalingas dalis. Ir štai pavadinkime jį pirmų sluoksnių, o šitą pavadinkime trečių sluoksnių. Taigi groja pirmas sluoksnis, įsijungia antras, po to, kai nebėra vietos antrajam, įsijungia trečias. Nuo tos vietos, kur kirpome. Aišku, mes galime naudoti ir kitus parametrus, pavyzdžiui, mask. Tarkim, mes norime padaryti tam tikrą formą iš mūsų layerio. Na, ne tam layeriui. Pabandykim antrajam layeriui. Pasidarom mask, pavyzdžiui, tik Alejandro. Ir dabar mes matysime negražią figūrą, bet mes galime ją, aišku, paspausti raidę F. Ir mūsų mask feather, tai yra mūsų tos kaukės tie kampučiai, tas minkštumas mes jį galime reguliuoti su mask feather priemonė. Taigi uždedam kokius 30 ir štai matome, kaip mūsų mask lieka tokia išblukusi. Jį galima pritaikyti prie pat mūsų kitos kompozicijos ir iš karto paleidžiame groti. Ir mūsų kompozicija, kai įsijungs prie 4 sekundžių, mes matome, kad štai viskas prisiderina. Kaip veikia masks, tai spaudžiame layer, solid, pasirenkame, tarkim, kokią spalvą raudoną, įsikarpam kokią nors norim mask, gaunasi ryškus kampai, bet spaudžiame F, mask feather ir padidiname mask feather. Ir jisai tiesiog išblunka. Galime naudoti transform, jeigu norime nustatyti tam tikrą poziciją tiksliai, paspaudžiame P ir position ir mes galime mūsų objektą stumdyti X ašimi, Y ašimi ir jeigu jis yra 3D objektas, tai mes galime netgi stumdyti Z ašimi. Atsiranda iš karto 3D ašis ir galime slankioti ją, aišku, ir pelytės pagalba. Taip pat, jeigu yra kamera, mes galime su kamera važinėti taip pat Z ašimi. Dar vienas reikalingas dalykas opacity, tai yra permatomumas, spaudžiame T ir štai permatomumas. Pavyzdžiui, mes čia norime, kad turėti šitą raudoną permatomą, praeina kelios sekundės ir jisai paryškėja, tarkim, 50%. Ir animuojasi mūsų raudonas taškelis. Viskas dedami į visus layerius, netgi tekstas ir viso kita kompozicija. Čia yra tekstas ir aišku iš karto jisai įdeda mums į mūsų kompoziciją pilną layerį, užpildo visą laiką. Mes aišku jį galime prasikirpti, pavyzdžiui tekstas čia, kerpam Ctrl Shift D ir gaunam parametrus, su kuriais galime dirbti ir priskirti jiems efektus. Visus layerius mes galime sutraukti pasirinkdami layers, layer, pre-compose ir move all attributes to new composition. Ir mums sutraukia visus elementus į vieną krūvą, tas pats kaip per Photoshop merge.